Kaune statomas pasyvių ir labai ekonomiškų namų kvartalas pavadinimu Ateities namai. Šiuo metu jau baigiamas antras etapas ir namuose jau vyksta pilnos apdailos darbai. Šiuo metu baigiamas įrenginėti antras pasyvus namas ir laukia naujų savo šeimininkų. Nauji šeimininkai be geros kaiminystės dar džiaugsis esminiais šio namo privalumais. Tai žinoma labai pigus ir ekonomiškas šildymas iš atsinaujinančių šaltinių, jo labai paprasta priežiūra, nereikalauja jokių papildomų pastangų. Užtenka vieną kartą nustatyti temperatūrą ir sistema automatiškai palaikys reikiamą temperatūrą. A+ klasės namus renkasi žmonės, kuriems svarbu nedidelės namo eksploatacijos kainos, patogumas ir ilgaamžiškumas. Tokio namo gyventojas Dmitrijus Boženovas nesigaili pasirinkęs gyventi aukštos energetinės klasės name. Prieš įsikraustant į šį namą gyvename 3 kambarių bute, sename pastate. Ir šildymo ir kitų paslaugų kaina buvo keli šimtai litų per mėnesį, siekia iki 607 galbūt. Čia už šilumą mes mokame apie 50 litų. Iš esmės mokame tik tai už elektrą, nes vanduo yra irgi iš gręžinio. Elektros suvartojimas nėra labai didelis, nes efektyvumas technikos čia panaudotas yra pakankamai aukštas. Plius yra dar saulės baterijos, kurių pagalba mes sutaupome dar daugiau. Name bus įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai, todėl toks būstas tinka ir žmonėms, kuriems rūpi gamtosauga ir ekologiškas gyvenimo būdas. Šiame name numatyti saulės fotomoduliai, kurie gamins elektrą pagrinde karštam vandeniui ruošti. Taip pat planuojam, kad dalį perteklinės energijos panaudoti buities sunaudojamai elektrai. Anot projekto Ateities namai vystytojo Eugenijaus Kovalkovo, tokiuose namuose gyvenantys žmonės už šilumą mokės 10 kartų mažiau, o vėdinimo sistema užtikrins gryną orą. Rekuperacinė sistema, kuri užtikrina visada šviežią ir švarų orą namuose. Tai reiškia, nereikės atidarinėti langų skirtingose namo pusėse, kas sudaro skersvėjus, o tai ypač aktualu šeimoms su mažais vaikais. Gyventojo teigimu, vaikai buvo vienas iš pagrindinių veiksnių lėmęs tokio namo pasirinkimą. Kadangi auginame mažus vaikus, svarbu buvo renkantis namą įvertinti ir tai, kad name būtų šilta ir švaru, kad būtų švarus oras. Tai čia panaudoti sprendimai, tai yra rekuperacinis vėdinimas ir šildymas orų, užtikrina būtent šitus mūsų norus. Šitas namas mums pasirodė paprastas, efektyvus, saugus ir svarbiausia patikimas ir iki šiol džiaugiamės savo pasirinkimu. Tokie Ateities namai yra ekonomiški, ekologiški, šilti ir tvirti, o laikui bėgant dėl savo techninių sprendimų vertės nepraras.